Labas rytas visiems ir sveiki atvykę į vlogmą 11. Aš ką tik atsikėlus ir kaip visada pirmiausia einu patikrinti, kas kalendoriuose. Pirma, kaip visada, Haribo ir negaliu patikėti, kad jau ieškosiu 11 dienos. Praėjo jau 10 dienų, iš tikrųjų gaila. Aš laukiu kalėdų, bet man gaila, kad taip greit bėga laikas ir jau praėjo net 11 advento dienų. Ir vėl pilkos. Čia 11 diena yra štai čia. Ragutis. Pasiliksiu ją papusryčiau. Susitvarkiau kambarį, apsirengiau. Bus įdomi diena, šiandien susitiksiu su Monika Pundziūte, bei noriu aplankyti naująją Megą. Beje, aš visai pamiršau ryte išlukti Duoglo advento kalendorių, aš tokia pavalgiau pusryčius. Tiksliai dar turiu Duoglo advento kalendorių, tai noriu dabar parodyti jums, ką iš jo gavau. Gavau štai tokį buteliuką. Iš pradžių net nežinojau, kas čia, bet pasirodo, kad čia yra kreminiai skaistalai. Noriu jums parodyti šiuos lūpų dažus, nes jie yra nuostabus. Aš juos pirkau dieną prieš važiuojant į Vilnių, nes norėjau tiesiog naujų lūpų dažų tokiai progai ir tikrai nenusivyliau Nikso kreminiais lūpų dažais, kurio pavadinimas yra Tea Rose ir labai jau graži spalva. Ir kvapas tikrai kaip kokios nors vaisinės arbatos atrodo. Kokybės ir kainos santykis yra labai geras. Pasipurškiau šiuo kvepalų mėginuku, kurį rodžiau viename iš vlogmų ir man jie labai patinka. Jie patys yra tokie rožinės, kaip ir karamelinės spalvos. Ir kvepia iš tiesų labai nuostabiai. Aš jais net išpurškiau savo rankinės vidų, nes man labai patinka, kai rankinė kvepia ko nors gardžio ir šis kvapas man labai patinka. Monikai nešiu dovanų, gimtadienio proga. Mes labai ilgai žadėjome susitikti, bet vis nepavykdavo susitikti, tai šią knygutę gamybos. Ją sumaketavau ir užsakiau Zoombook bei 8-kojį. Kaip atrodo? Bet dabar negaliu atidaryti, nes jau viskas pririšta. Labai gražus oras ir sniego yra ir lyja. Wow. Mes jau Laisvės alėjoj, kai tuoti su manimi Rita. Ir dabar lyja ir šalta. Kaip gaila, kad toks bjaurus oras. Galėtų gražiai savo snigti, ne? Žiauriai gražu, žiauriai. Monika yra sveikintas 19 gimtadieniu, linkiu tau daug laimės ir programų džiaugsmo ir kad toliau siektum savo tikslą ir gyventum savo svajonę. Nuostabus palinkėjimas. Žiauriai ilgai galvojau, ką padaryti ir kaip pasakyti. Vis tiek, kad ir tokius kuria dalykus vis tiek. Sekasi savo fainai. Tai žiauriai skanas, saldalis. Gražus kadras. Mes taip ilgai sėdėjom, kad jau net prisnigo. Nebuvo, dar nieko. Nebuvo. Žiema atėjo, kol sėdėjom. Žiauriai gražiai papuošti. Kaip man? Įsimam ar ne? Imam. Pasižiūrėk. O, labai gražu. Iš natūralių, iš tikrųjų. Jo. Skonio aš tai. Kaip pirmas įspūdis? First impression? Kaip? First impression. Of what? Kaip pirmas įspūdis išbandžius. Ai, šitą? Jo. Aš galvoju dėl to. Aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų nieko gero. Nieko gero? Ne. Geras. Žinok, neverta. Bet
įpakavimas tai stulbinam. Įpakavimas labai daug žadantis, Jo. bet skonis nebe toks. Vaikai nevalgai, kad saltai. Tai gerai. Labai gerai. Kaip faina, kai turi idėjų padaryti žiemą fontaną tokį gražų. Nes jeigu jo nebūtų, tai čia tiesiog apleista. Nu. Bet dabar tai žiauriai gražu. Jau atsisveikinom su Monika Pundziūtė, jie eina link Studentų skvero, o mes traukiam link namų. Jau grįžau namo ir mes tenais prasidėjome 3 valandas. Tiesiog plepėjome, gėrėm kavą ir visą kitą ir buvo labai smagu. Tikrai, tai pačios smagiausias 3 valandas praleistas Vera Cafe. Rita mus prifotkino, šnekėjom apie viską, aš jai parodžiau kelis savo vlogus. Tiesiog buvo labai smagus laikas ir mes taip ilgai tenai sėdėjom, kad kai atėjom į Vera Cafe rudenį, o išėjom iš Vera Cafe žiemą. Nesitikėjau, kad taip ilgai užtruksim. Dabar jau yra 7 valanda beveik ir jau beveik vakaras. Aš net pamiršau užsukti į naująją Megą. Bent jau ryte mano buvo tokie planai, bet ką darysiu kitą kartą. Tai va, ir manau, kad šios dienos video jau baigsiu. Sekantį vlogą filmuosiu. Net nežinau kada, kai turėsiu laisvo laiko, kai turėsiu ką naujo parodyti. Tai va, tai iki pasimatymo. Iki.